Tiesiog tas procesas visas esmė ir man tas sausas verslas dabar jau toksai, aš taip nebegalėčiau. Man tai nėra apie augimą, iš esmės labiau kaip brandą, aš noriu šitą visą dalyką išvystyti kaip community. Per tą laiką, kol aš tą visą veiklą vykdau, supratau, kad man svarbiausia yra žmonės. Aš noriu būti barberiu, jisai sako, kur nori, ko Vilniui. Sako, eik į tą spotą, ten toks Tomas Šileika yra. Pamačiau jo akise vieną dalyką, kad jisai žmogiškas yra, kad jisai tą žinių bagažą man atiduos žmogiškai ir be jokių feilų. Ir ryte pabudęs, saviškai paskambinau, sakau, būsiu barberis. O Tomas Šileika, iš tikrųjų, didelį kelią savo nuėjom gyvenime. Jisai daug parodė, daug žmonių atvedė į tą sritį barberiavimo. Su juo būdamas aš galiu pasiekti tai, ką jisai pasiekė. Ir būti prie to žmogaus, kur aš žinau, kad aš galiu labai ramiai augti. Man Tomas visada sakydavo, Artūrai, tu daug pasiruoši, tu daug išmoksi. Ir aš tą supratau, kad jisai man linki gero, o kai žmogus gero linki, tu automatiškai prie jo būsi toks, koks esi. Viską paminės, tu supranti, kad tu būsi tarp tokių bendraminčių, motyvuotų. Tom esu laimingas, kad aš tam kely, apie kurį svajojau ir įsilėjau tą barberių bendruomenę, tą vieningą. Nėra, kad ten aš aukščiau, tu žemiau, aš daugiau moku, tu nedaugiau, bet ta viena bendruomenė, kur tu gali irgi būti savimi. Edvinai, jūs nieko prieš mes pašnekinsim, norim paklausti, kokios tavo emocijos šiandien? Puikios, ane? Kaip jautiesi? Gerai. Kaip manai, paimsi šiandien prizą? Nežinau. Bet reikia tikėtis, ane, geriausia? Reikia tikėtis geriausio. Bet svarbiausia, žinai ką... Reikia esam sudalyvauti, o jau kaip bus... Bet yra svarbiausia, aš manau, dalyvauti yra. O kaip bus, jau laikas parodys. Tai labai džiaugiuosi, kad mano komandos nariai yra čionai. Kuom galėsiu, palaikysiu ir mes stipri komanda. Stipri komanda. Su buhalterė kartais juokavom, kad Tomas yra menininkas. Jis yra viškai, to žodžio prasme yra viškas menininkas. 2 mėnesių ir 20 tomų jau buvo. Jis jau turėjo viziją, kad jisai kaip meistras tobulėtų ir kad jo kolegos aplinkui tobulėtų, mokytųsi. Ir ta energija, jinai viškai nepasikeitė, jinai toliau įveda. Aš esu Lauris akademijos direktorius. Mano darbas visą laiką buvo organizuoti ir pažiūrėti, kad viskas būtų vieta, būtų žmonės, viskas vyktų ir visi žinotų, ką daryti. Tomo darbas jau buvo, kaip sakant, bring the magic. Creative skillsai, magija, veidas mūsų komunikacija. Net šiurpas nuėjo, prisiminiau tą vaizdą, kai Žalgirio arenoj stovėjau ant scenos ir mačiau, realiai gal 10-15 žmonių, kuriuos man teko, gal net ir daugiau žmonių, kuriuos man teko mokinti, su kuriais dirbau ir matyti tos visus fainus žmonės, su kuriais kartu aš augau, kuriem aš padėjau auginti. Ir nors man dar tik 28 metai ir ta prasme turėti tokią privilegiją, matyti tokius žmonės tokioj vietoj būnant, tokiom aplinkybėm yra kosmosas. Bet vėlgi, kadangi čia yra mano kasdienybė, tai aš ne visada, aišku, pastebiu visą šitą reikalą ir man leidžia apie tai susimastyti tik tada, kai tarkim, tu paklausi šiandien, žinai, ir šiaip įprastą dieną, šiaip įprastą dieną aš apie tai negalvoju. Nežinau visų detalių kaip ir kas, bet kad ir ką tu čia darai, panašu, kad veikia, tai daryk daugiau šito ir neaišku, kur veda, bet panašu, kad visai kažkur fainai nuves. Ja. Tai to ir palinkėsiu. Daugiau to paties, daugiau žmonių, daugiau mokinių, daugiau edukacijos ir biškį poilsio. Kai jau nusipelno. Pailsėsim mes, kai... Greito, susimatysim. Молодец, Вау, tikrai vau.